Po dienos praleistos Camden Towne mes pajudėjome link namų. O pakeliui namo mūsų laukia dar kelios įspūdingos vietos. Ir štai čia mes aplankėme vieną įspūdingiausių Londono pastatų, o tiksliau Švento Pauliaus katedrą. Pirmasis dalykas, kuris mūsų nustebino išėjus iš undergroundo, tai buvo Padelio kortai, visai prie pat Švento Pauliaus bažnyčios. Na, o apie patį pastatą, tai vienas garsiausių Anglijos simbolių, milžiniška bažnyčia su didžiuliu kupolu, kuris atsiveria virš Londono panoramos. Ji buvo pastatyta po didžiojo Londono gaisro 1666 metais, kai beveik visas miestas sudegė. Architektas Sir Christopher Wren ją suprojektavo ir užbaigė statybas 1710 metais. Per istoriją čia vyko daugybė svarbių įvykių, pavyzdžiui, kaip karalienės Elžbietos II jubiliejai, princo Čarlzo ir princesės Dianos vestuvės, bei svarbios valstybinės laidotuvės ir minėjimai. Okay, what is the plan? The plan is to walk towards Tower Bridge. Towards Five Guys? No. Tower Bridge and then take a boat. Swim home? O kodėl mes angliškai šnekam? O, kokia lempa! Apsimetam. Primetam anglosaksais. Žodžiu, su laiku mes suskaičiavom, tiesą sakant, tiesiog nežinojom laiko. Atvažiavom pažiūrėti St. Paul katedros iš vidaus ir mums du nejaunuoliai ir nelabai fainos išvaizdos pasakė sorry, we're closed. Tai jo, gavom ragų. Dabar mūsų planas yra Važiuot miegot, ne iš tikrųjų planas toks, kad eisim pėsčiom apie pusę valandos iki Tower Bridge ir tada pasiimsim laivą, jeigu gausis, ir plauksim iki Waterloo. Tai va. Žodžiu, kaip per vieną dieną nori labai daug nuveikti, ne visada gaunasi visą maršrutą įgyvendinti, bet bandyti verta. Jo. Gal kažkas gausis. Aišku, nuovargis pradeda daužyti. Daužo. Aš tai nemeluosiu, mane daužo. Aš prisiminiau tą laiką, kai aš gyvenau Londone, ypač piko valandom važiuoti metro. Dieve mano, katastrofa, žmonių milijonas. Noris išvengti tos masovkės, pagyveni Lietuvoje, tada supranti, kaip pas mus yra. Fainiai daug vietos, niekas nesistumdo, žodžiu. Daug pliusų. Tu stabdai šnekėdami. Aš labai pavargau. Aš jau nebeturiu, viskas, mano, baterį. Išnaudota, žodžiu, limitas. O, Jėzus Marija, prašau, tik nereikia meluoti. Na, vagiai. Tai jau tiek žmonių dabar išeina, o mes gavome ragų. Nu, bet ką. Vėlgi, liko galimybė grįžti atgal ir dar kartą aplankyti šią vietą, kas irgi nėra taip blogai. Pamenat, kur sakėm, kad yra Sky Garden, vieta, kai galima nemokamai apžiūrėti Londoną iš aukštai, tai va štai tas pastatas tiesiai. Tiesiog turėkite omeny, kad jeigu jūs susiplanavot kelionę, iš karto googlinat, iš karto žiūrit, kur mėnesių į priekį kaip minimum reikia užsibukinti vietas, nes paskui tiesiog nebus šansų. Ir Londonas dar ant tiek yra griežtas, kad drono negalima čia centre kelti. Gaila. Todėl būtent reikia užsiregistruoti iš anksto į tokias vietas, kad galėtumėt pažiūrėti Londoną iš viršaus. Nes pavyzdžiui dabar, kaip matom St. Paul's Cathedral, turi tokį labai gražų kupolą, bet mes kaip žiūrim iš viršaus, jau mums nesimato. Iš apačios. O Jėzau, jo, apačios jau mums nesimato. Jeigu mes būtumėm iš aukštai, mes matytumėm visą pastatą. Vis tiek faina. Beje, kupolas yra vienas didžiausias pasaulyje, net 111 metrų aukščio, o iš vidaus jame yra garsioji Whispering Gallery, vieta, kur galima šnabždėti vienoje pusėje ir tave išgirs kitoje per visą salę. Tenginukai, einam, pasivaikščiosim. Ne, gerai, kad mikrofonų nėra. Dar vienas žvilgsnis į ne tik religinį, bet ir kultūrinį Londono simbolį. Miesto centras, bet va, Kebra jau penktadienį švenčia. Pilna žmonių su kostiumais, džinsiukais, tik iš ofisus turbūt išėjo. Serioža sakė, nori susirasti naują mergą, su kuria galėtų ar juokauti, ar keliauti, nesupratau, ir nepatvirtina žodžių. Ar gert? No.
Gal turit pasiūlymo? Normalią mergamą, gali surast? Šitą biškį braukiant, man atrodo. O, vėl, tu priekį nebėga. Nu, kaip visada. Šitą braukiant, taip, arba reikia pataisyti, arba man irgi naują dėdą suraskit. Va, dėda. Nauja. Ta, nauja. Šitas toks senis, tai ką aš žinau. Nauja, jai. Na, o dabar mes esame ant Savak Bridge, vienas iš centrinių Londono tiltų. Nuo čia atsiveria vaizdas į garsųjį The Shard, dangoraižį ir Temzės upės pakrantę. Biškis įseliukai skvepia. Pak šito. Kodėl? O, čia kažkas, žiūrėk, tai mėgas, sargas turbūt, žiūrėk. Nėra. Dabar nėra išėjo. Patruliuoti, o knygą žmogus skaito. Laikraščius. Nu, jo. Apsiskaitė žmogus, ką tu gali. Na, o sekantis tiltas yra Cannon Street Railway Bridge. Senas geležinkelio tiltas, jungiantis dvi Londono pusės. Jo kasdien važiuoja tūkstančiai žmonių į darbą, o po jo slepiasi daugybė įdomių vietų. Pavyzdžiui, kaip skulptūros su senoviniam patrankom, kavinės, pubai bei senosios krantinės. Taip pat nepamirškite ir pasiklydusių turistų, ieškančių kelio iki tų prižadėtojų taksojančių laivų. O čia tai suprantu, penktadienis, darbo galas ir žmonės toli nenuėję nuo savo ofiso, pradeda tusovkės, alutės, vynelės. Tai tu tusovkės ir nepradėsi. Va taip. Tai ką, man ofisą reikia dirbti dabar? Nu, o ką? Kad gyventi, kaip visi žmonės gyvena. Ko čia švaistai kiauras dienas dėl kėdytų? Dėl tėdė, su kamera bėgioju, lakstau. Ką čia darbas su kamera lakstyti? Nu ne, čia gali polsis. Šiandien žmonės sako, kas šitas nėra pafilmuoti, juk ne plytas nešiuoti. Tai vas, linkėjimai tiem žmonėm, kurie tokios nuomonės. Taip, edukacinis intarpas. Sekundėlę. Kas nežinojo, London Bridge yra būtent šitas bridžis. Šitas paprastas Kur parašyta, čia parašyta, paprastas pilkas tiltas yra ir ten parašyta dar labai lėtai sukamės, va čia, London Bridge. Kad visi galvoja, kad yra šitas būtent. O čia yra Tower Bridge. Ir mes būtent link jo einam. Taip. Tower Bridge, o London Bridge yra šitas. Negražus. Viskas yra gražu, kas pastatyta protingo, išmintingo, balto žmogaus. Beje, prie Tower Bridge'o šiuo metu bazuojasi ir karinis britų laivas, kuris buvo pastatytas 1938 metais ir kariavo dar, tai aš tave, Serioža, atzuminsiu, kariavo dar antram pasauliniam kare ir Korėjos, ir Korėjos dar kare. Tai šiuo metu yra... Koks tu pamaivas iš tikrųjų? Kas ten yra? Muziejus. Muziejus, tai va. Bet planuose nebuvo jo aplankyti kol kas, tai būtinai aplankysim šį gražuolį kažkada ateityje. Na, o dabar mums vis dar pėstinti reikia iki čia. O nuo čia jau, o ten matosi laivukas, su juo plauksim į kitą pusę. Biškį pasikrovė. Pažiūrėk. Atitrak man kitą prašau. Grąžinu oficialiai, grąžinu tau. Žodžių teisę. Wow! Aš tiesiog esu pamaloninta jūsų didenybė, kad jūs man, prašiokiai, leidote tarti žodį. Nevers manęs jau pasigailėti to. Ta prasme. Papasakom dabar sistemą visą. Nes anksčiau, kai Osterį turėdavau, galėdavau su Osteriu ir praeini. No. Esmė yra tokia. Jeigu įsigyji day travel card ir paskui nori plaukti, tu susivedi mašinoje, kad tu turi travel card ir gauni 33% nuolaidą. Žmonės va čia dirbantis sako, mes nežinom kaip yra, aš galiu tau padėti tik su savo kompanija. Iš tiesų faktas, bando parduoti, žinai, savo produktą. Va, matai, su Osteriu. Jos brandas yra šitas City Cruises, kur jinai mums bandė parduoti už kiek? Už 25.
O mes sumokėjom? Mes sumokėjom, nežinau, 16-17. 10 svariukų sutaupėm. Mums čia. Bet čia, supranti, žmonių nėra. Kaip pagalvoju, beveik 90 metų šitam kūriniui. O toks atrodo solid. Iki pačios dienos stovi. Tvirtas kaip ir pastatytas. Jėga. Mūsų Uberis pavažiuoja. Nu. Beje, mažas fakčiukas apie šitą nuostabų tiltą. Tower Bridge buvo pastatytas 1886 ir buvo baigtas už 8 metų. 8 metų truko šitą meno kūrinį pastatyti. Aš tiesiog esu šoke. Kaip dėl šito, kaip ir dėl šito. Tad, broliai lietuviai, mums dar yra kur pasitemti, bet neabejoju, kad mes pasitemsim. Ten gale galim išeiti lauką. Guys, if you're standing in the way of the exit, move out of the way. Nes laukia fainiau sėdėti. Kur sėdėti? Mūsų kelionė jau galo, mes plaukiam į mūsų galutinę stotelę. Gal norėtum tarti žodį ar du? Norėčiau tarti žodį, kad nebuvo laukia vietų, o mums čia dabar filmuoti nieko nesimato. Nebent palauk. Aš manau, kad jeigu ateityje susirinksim daugiau subscriberių, daugiau viewsų, tai mes galėsim bandyti tada jau šiek tiek užsimerkti akis į įstatymus ir kelti ir droną ir visokius daryti, filmuoti ten, kur nelabai galima bus ant stogo čia lipti filmuoti, jeigu bus dėl ko. Tai laukiam jūsų supporto, don't forget to like and subscribe and leave a comment below ir judame į priekį. Judame. Plaukime Temzės upe nuo Tower Bridge iki London Eye. Tai viena gražiausių atkarpų Londone. Pro šalį matosi jau minėtas The Shard viešbutis. Aukščiausias pastatas Jungtinėje karalystėje. Tada praplaukime Shakespeare Globe teatrą, kur atgimsta senoji Londono kultūra. Na, o galiausiai kelionę baigėme prie London Eye, garsiojo apžvalgos rato, nuo kurio atsiveria visas miesto vaizdas. Trumpas, bet kupinas įspūdžių kelias, palei istoriją, architektūrą ir šiuolaikinį Londoną. Nuo 11 iki 6 p.m. Apsišovėm vėl? Say no more! Tai vat šitas bičiulis mūsų taip ir nepalaukė, kol mes padarėm ratą su laivu, kur nieko praktiškai nematėm. Bent jau galim pamajoti iš čia. Okay. Aš esu buvus tamsoje. Šviesų dienos metu yra gražiau, kada matosi, negu kad visai nieko nesimato. Nu, bet lemputės vis tiek dega Londone. Nu, dega lemputės, bet pastatų nesimato. Tu realiai matai tokius mirguliukus, žinai, gražu. Bet jeigu nori pamatyti pastatus, šviesoje yra gražiau. Na, kaip be būtų linksma, mūsų diena eina į galą. Mes grįžtame namo, o rytoj mūsų laukia dar viena įspūdinga diena Londone, o tiksliau Notting Hill'e. Smagi diena, pavargė labai, einu miegoti ir tai bus dar sunkesnė. Labą naktį.